Sveiki, čia draugai, šiandieną važiuosime į Platelius, o paskui į Mažeikius, į kultūros centrą. Daugiau nieko neskau, varau greit pavalgyt ir važiuojam. Taigi turim pizzą, iš tikrųjų Mantas manim lepino. Aš nežinau, Mantas jau gamino, jaučiu, kiek tu gamini valgyti? Savaitę, ne? Tarsi man jokia mergina nėra tiek gaminus valgyti. Šiandien paskambino Mantas man prieš renginį, sako, už 15 minučių bus valgyti. Sakau, gerai. Overseas, getting Benz, no Mercedes in this bitch. We made an album 9 months, had a baby in this bitch. I'm with you. Operatorius sakė, kad reikia dar pasifilmuoti. Čia yra Antano chata. Šiaip, Antanas gyvena šiek tiek už civilizacijos ribų, aš galiu pasakyti. Mes važiavam, pažiūrėk, miškai. Šiaip gal fainai, taip gamtoj, žinai, bet... Grynas oras, žinai, ne miestą. Nu jo, bet taip nedarai, kad aš jam nepavydžiu. Aš turiu kiemą, bet nu, jis nėra toks didelis. Čia tai... Jeigu jis pats pjauna, tai aš jam respekt duodu. Daug kantrybės žmogus turi. Šiaip juokingas čia esu buvęs. Esam čia vestuvės filmavę. Привет! Kokie liūdį. Lemba vėjas, koks šaltas. Labas. Labą rytą. Labą rytą. Kažkalintą kartą, kad tu už civilizacijos ribų gyveni. Panašiai ir yra, bet čia irgi nelabai. Čia veikia Omnitelis. Ai, pala, Telija dabar. Tele2 bitė. Jeigu nori Tele2 bitę, turi varyti tenai ant kalno. Tenai ant kalno iš nuo gaudo. Reikia įsilipti kokį bokštą. Ai, ne, ten ant kalno gaudo. Gerai. Gerai. Taigi ką tik atvažiavom į Mažeikius ir varysim į kultūros centrą. O, Antonukas. O, nepastebėjau, sorry. Agirdi, tu paskambink tai mergaitai, kad mums pasitiktų. Nes aš nežinau, kur eiti. Taip, ką čia veikia? Gerai, keliaujam į vidų, ne? Ką jūs? Mes tai ką tik gavom ant tokias kortelės. Jo, ką tik kortelės gavo, dabar Instagram'ą keliu postą ir... Mums sakė, reikia prisistatyti dabar kažkaip. Ir mes galvojam, kaip čia prisistatyti. Mes iš tikrųjų nežinom, kaip man reikia pristatyti. Nes ta prasme, žinai, reikia kažkaip humoristiniai pradėti, su juokeliais. Jo. Bet aš nemoku nei vieną anekdotą. Kaip jūs galvojat, pavyzdžiui, kaip mums reikėtų pristatyti? Aš tiesiog esu Linas, kuris kažką veikia social media. Keliu Instagram'ą nuotraukas ir YouTube, bet filmukas taip. Galbūt savo tą home base'ą turėti čia, bet tuo pačiu ir galėti keliauti. Jei turi kažkokių projektų čia darai, čia turi kitur, darai kitur. Aš nemanau, kad reikia apsistoti vienai vietoje, nes kuo tu daugiau keliauti, tuo daugiau gauni experience ir tuo daugiau gali parvežti Lietuvą. Tai ką, Antonėlį, susipirkei? Jo, make-upą užsidėjau. Ką tik baigėm renginuką, kaip tu jautiesi? Fainai, labai faina publika, ačiū visiems, kas buvot. Liuks, iš tikrųjų, ačiū. Na, Linai, labas, ką veikiam? Labas, esam limuzine. Esam limuzinė, mes čia esam labai susigrūdę iš tikro. Čia mūsų telpa 8. 8. Tai va, Lina, dabar mes visi pavalgiam, ką mes dabar darysim? Važiuosim, kur važiuosim? Pasakyk. Kur važiuosim? Nežinau, iš tikrųjų, Mažeikiai yra naujas miestas, niekad nesam buvę, tai keliaujam tiesiog ir pažiūrėsim kažką naujo. Važiuojam į Hezlą 30 mėsainių valgyti. Šitas geras. Ne, žiauriai geras. Važiuojam, Važiuojame į kavų kavą. Jo, kur mes tenai? Važiuojam į kavinę, atsigersime kavų kavos. Važiuojame ten, Kavų kava, pati skaniausia kava Mažeikiuose. Užsuk ir tu. Kavų kava. Jeigu nori laimėti kavos puodelį, užsuk kavų kava. Joks nežinau kodėl, bet iš tikrųjų žiauriai faina, nes šiandien ragausime kavų kavos, netgi Mažeikiuose. Antanas perėmė cameraman visą dalyką. Dirbsiu šitą cameraman. Ir dabar mes varam į Mažeikių Charlie. Commercial. Eik. Atsargiai čia. Nu ką, man tai, kaip ten tavo vaikelis gyvena? Gerai. Reikia pašert vaikelį. 7 mėnuo. Ką šersi? Piragiuko ir milkshake. Milkshake? Milkshake ir piragiuką. Tai kas tavęs? Kas klausė, tas tėvelis, man atrodo.
down, have a shot, I bought a round. Ką čia valgys, matai? Ką valgys to, ko tu nevalgai? Berniuk. It's going down. Let's drink coffee, watch Ką Gabrielė valgys? Praga. Raga? Skanus? Tas savo piraskai iš nežinau iš kur ištraukti. Ragauji. Tu pažiūrėk, kas iš Lyno tyžės. pakabinti. Ir kaip skanu? Labai. Tai ką, atrodo video pabaiga. Jaučiu, kad trumpas video, aš kažkaip įsivaizduoju, nes nelabai buvo laiko ir jau žiauriai tamsu, o Antonėlį parvežiau namo. Jo, mes Tai va. esam pas mane Jo. namuose dabar. Mūsų Instagramai yra čia, poflowinkit ir užbėkit į tą channelį be to. Irgi, kurie, jeigu kas nežinot, bet čia jūs žinot. Čia nežinau. Tai jau iš tikrųjų, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.